Baltijos gintaras yra natūraliai fosilizavęs įsakai, kurios kadaise išskiria keletos rūšių pušis augusios prieš 50 milijonų metų. Iš miškų upė suplukdė dalį sakų į jūrą, slenkant laikui, ten jie virto gintaru. Daugelį gintarų gabaliukų yra įstrigusių augalų ir gyvūnų fosilijų. Jie vadinami inkliuzais. Iš jų mes galime atkurti gintaro miškų istoriją. Gintaras buvo vienas pirmųjų mainų objektų tarp Baltijo ir Viduržemio regionų. Senovės laikais daugybė gintaro kelių jungė Romos imperiją su barbariškąja šiaurė. Beje, senovės graikai gintarai vadino elektron, reiškiančių saulės medžiagą. Iš gintaro savybės įsielektrinti ir pritraukti smulkės daleles, vėliau kilo žodis elektra. Pamatyk jūrą.